Ar tai yra pirmas žingsnis, inicijuojant diskusiją apie daugiakultūrę aplinką, o galbūt jau yra kažkas padaryta šio klausimu? Dar 2022 metais, prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą, mes inicijavome draugės su Švietimo mokslo ir sporto ministerija, Vytauto didžiojo universitetu ir mes, Britų taryba, bei Seimo kanceliarija diskusiją ir formą, kaip pasiruošti naujai atvykstantiems ukrainiečių vaikams. Šiandienos konferencija jau yra antrasis žingsnis, atsispiriant nuo to, kas buvo aptarta ir kartu sukviečiant dar platesnę švietimo bendruomenę aptarti, ką Lietuva galėtų padaryti, ką integruoti savo švietimo politikoje, ką galėtų padaryti mokytojai, direktoriai, tėvai ir tie patys mokiniai, integruojant, įtraukiant naujai atvykstančius, tam, kad jų atvykimas ne tik pasitarnautų jų pačių integracijai ir savijautai, tačiau taip pat būtų papildinys ir privalumas mūsų švietimo sistemoje. So, what would be necessary to achieve in 5–10 years to have a great multicultural, multilingual society? I think, as we discussed here at this conference, wonderful conference, well, it requires a change of mindset. Everyone's mindset, I think, the teachers and all of us as citizens, that we have to accept that we have migrant and multilingual learners among ourselves, or generally migrant people. And we have to try to look at different problems through their eyes as well. The language and education policy in schools is much more open, where teachers and students can use the languages that they know in order to learn. Then education is much more effective. When we have a more tolerant, open view of languages, rather than forcing people to use languages which they may not have skills in. Yeah, so I think also we need to think about the content of curriculum. And I think one of the problems I've often seen is that curriculums are not written by people who use these curriculums. They don't have an understanding of where people are coming from. They don't understand the groups that they are writing for. Įvairiapusė, daugiakultūrė, daugiakalbė aplinka bendrajame ugdyme, bendrosiose mokyklose. Ar tai yra iš visuomenės kylanti problema? Tai vienareikšmiai, tai keičiasi mūsų visuomenė, jinai tampa daugiakultūrė ir tokia tampa ir mūsų mokykla. Kas yra mokykla? Yra maža visuomenė. Tam, kad tie poreikiai būtų iš tikrųjų atliepti ir kad mes galėtumėm iš tikrųjų vaikui, kuris, įsivaizduokime, nemoka nė vieno žodžio lietuviškai, patenka į klasę ir jam tenka ugdytis pagal mūsų programą ir taip pat mokytis lietuvių kalbos. Taigi, iš tikrųjų, krūvis yra dvigubai ar gal trigubai didesnis, jau nekalbant apie tai, kad tai yra ir papildomas stresorius ir panašiai. Ką tai reiškia? Tam turi pasirengti mokykla, turi rasti būdų, žmonių, išteklių, kas galėtų suteikti pagalbą ne tik pamokos metu, taip pat po pamokos, nes geros tarptautinės patirtys iš kitų šalių taip pat jau parodo, kad iš tikrųjų nepakanka vien tik tai klasės 45 minučių, bet reikia pasižiūrėti, pastoliauti, pasitikrinti, kiek vaikas galėjo kitoj kalbinėje aplinkoj suprasti naujus dalykus ir jų išmokti. What actions should be taken in order to create a positive attitude to multiculturalism and multilingualism? I think we have to do a lot of education. Sometimes people are afraid of something that they don't know. And they are afraid that having to manage many languages in one brain can be overwhelming and it can be disturbing. And that you can lack in clarity, for example. But from modern neurobiological and psycholinguistic research, we know that this is not the case. Human beings are absolutely able to learn many languages. Of course, some circumstances have to be met.